Sveiki, aš esu Raimondas ir šį kartą norėčiau dar kartą pakalbėti apie degalų tepamąsias savybės. Būtent šį kartą norėčiau pateikti keletą pasiūlymų, tiesą sakant, 2 pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti degalų tepamąsias savybės, juolab, kad niekada nežinai, kokių degalų įsipilsi. Tai štai, vienas iš tų 2 būdų būtų mano praeitą kartą pasiūlytas maišyti gerus ir blogus degalus. Kadangi niekad nežinai, kokių įsipilsi, tai tiesiog vieną kart vienur, kitą kart kitur. Pažiūrėsim, kaip tas maišymas atsiliepia degalų tepimui. Antrasis būdas būtų panaudoti degalų tepimo gerinimui skirtus priedus. Na ir dėmesio, šį kartą atskleisiu, kokį priedą naudojau degalų tepimo pagerinimui. Taigi, jeigu sudominau, nepabėkit, pasimatysim jau netrukus. Taigi, tiem, kurie jau matė prieš tai buvusį video apie degalų tepimą, nieko čia pristatinėti nereikia. Tie, kurie nematė, siūlau pažiūrėti, bet šį kartą vis dar pakartosiu. Žodžiu, degalų tepamosios savybės reikalingos tam, kad siurblys ir purkštukai dyzelinėme variklyje ilgiau tarnautų. Jie turi būti sutepti ir ilgiau tarnauti, kada geriau sutepti, geriau apsaugoti nuo dilimo ir mažesnė trintis. Tai štai, problema atsirado tame, kai degaluose buvo sumažintas sieros kiekis. Aišku, sumažinant sieros kiekį sumažėjo ne vien tik siera, bet buvo sumažinti ir aromatiniai bei deguonies turintys junginiai, kurie būtent ir buvo atsakingi už dyzelinių degalų tepimą. Problema, aišku, buvo išspręsta, daugybė straipsnių publikuota, dirbo mokslininkai, sprendimai degalų tepumui pagerinti yra žinomi. Reikia naudoti priedus, bet priedai, aišku, kainuoja, todėl nesinori gamintojam jų dėti per daug. Na ir gyvenam tokioje situacijoje, kokioje esam. Tai štai, tyrimus vėlgi mes atlikome pagal standarto reikalavimus. Atliekant šį tyrimą, rutuliukas jis spaudžiamas prie plokštumos ir slankioja tam tikrų dažnių. Viskas būna panardinta į tyriamus degalus. Na ir po tyrimo vertinamas rutuliuko nudilimas. Jo nudilimas turi neviršyti standarto keliamų reikalavimų. Ir štai, jeigu neviršyje, degalai yra tinkami naudoti. Dyzelinių degalų kokybę reglamentuojantis standartas jis parodo, koks turėtų būti tas nudilimas. Nedidesnis kaip ten paprastai yra nurodyta. Bet standartas jis nereglamentuoja trinties, kuris susidaro štai tam rutuliukui slankiojant. Bet nuo trinties tiesiogiai priklauso ir nuostoliai, energijos nuostoliai, kuriuos patiriame, kada plunžeris turi slankioti, ar ne, purkštukų adatos slankioti. Joms slankioti ir kilnotis ten reikia didesnės jėgos, vadinasi daugiau energijos, išsiskiria didesnė šiluma, ir užsiveda tas ratas, kada blogėja tepamosios savybės degalų ir siurbliui bei purkštukam kyla grėsmė greičiau sudilti ir pasiekti tokią ribinę būseną, kada aišku reikės jau juos remontuoti. Šį kartą tyrimus atlikome su 2 mėginiais. Vienas iš jų, 3 numeriu pažymėtas dyzelis, jis dar likęs nuo vasaros tyrimų, tai yra geromis tepamosiomis savybėmis pasižymėjęs mėginys. 6 mėginys yra dyzelis, kuris nusipirktas žiemą visai ne per seniausiai vienoje labai lietuviškoje degalinėje. Ir kaip matote, tie degalai jie skiriasi spalva, akivaizdžiai skiriasi spalva. Tas vasarinis, jis toks vasariškai geltonas, o šits toks šiek tiek galbūt žalias, galbūt melsvas, akivaizdžiai skiriasi. Tai
štai spalva paprastai priklauso nuo priedų. Na, ir dabar ta vasariškai geltona spalva, jie atsiranda tada, kai į degalus įpila rapsų aliejaus metilo esterio, kuris ir nudažo degalus geltona spalva. Tai dabar kilo įtarimų, kad galbūt tas štai ką tik įsigytas 6. mėginys, jis neturi to biopriedo, nors degalinėje aiškiai nurodyta, kad biopriedas jis kaip ir yra. Tai tam, kad išsiaiškinti, yra priedas ar nėra priedo, mes atlikome spektroskopijos tyrimus. Tam panaudojome FTIR spektroskopą ir štai galima gauti tokius spektrus, kuriuos analizuojant nustatome, yra ten kažkoks junginys susijęs su biopriedu ar vis tik nėra. Tie spektrai iš tikro gavosi labai panašus iš pirmo žvilgsnio, bet štai prisiartinus tam tikrą regioną, tam tikrą zoną, jau galima įžiūrėti šiek tiek ir skirtumų. Ir būtent štai šis mailė ir rodo, kad čia, štai šitame vasariškame mėginyje yra biopriedo. Tai štai, šiuo tyrimu mes kaip tik patvirtinome tokią kaip ir žinomą tiesą, kad žiemą to biopriedo ten degaluose nėra, nes visi štai tie biopriedai, jie stingsta žemoje temperatūroje, todėl geriau jo ten nepilti ir tada degalai nestingsta, reikia mažiau stingimą mažinančių priedų, vėlgi galima sutaupyti. Na, dabar visi seni dyzelistai sako, žodžiu, puolam į degalines, prisipirksime mes dabar degalų be biopriedo, nes tas biopriedas jis ir nusėda ilgiau laikant ir purkštukai apdega. Na, bet neskubėkit, sulaikykit arklius, tuoj išsiaiškinsim, kaip tie degalai tepa be biopriedų. Tai štai, pradėjome tepumo tyrimus nuo 3-ojo vasariškai atrodančio mėginio ir jo tepamąsias savybės jau esame tyrę ir šį kartą tiesiog pakartojome, ar vis dar gauname tą patį. Tai pasirodo, jis pastovėjęs štai daugiau nei pusę metų tepa praktiškai taip pat. Tiek trintis, tiek nudilimas jie beveik nepasikeitė. O va štai pabandžius žiemą įsipiltų degalų, tai vaje, netgi pistoletas gali iš rankų iškristi pilantis degalų. Taigi čia baisu, trintis daugiau nei 2 kart didesnė negu tepant vasaros degalais. Ir dar atkreipkite dėmesį, nudilimas vėlgi gerokai didesnis lyginant su štai tuo vasarą pirktų mėginiu. Vadinasi, ta geltona spalva ji ne vien tik tai rodo spalvą, bet rodo, kad tas priedas, kuris buvo vasarą, jis tikrai padėjo. Na, bet kada nėra biopriedo, galima įdėti tepumą gerinančių priedų. Kodėl tas nepadaryta? Aišku, klausimas gamintojam. Na ir čia dabar galima matyti, kaipgi bendrame grafike, kaip yra bendras vaizdas su tuo, ką esam jau tyrę ir tuo, ką dabar gavome. Tai kaip matote, tas 3 mėginys, jis tiesą sakant beveik identiškas. Vėlgi 6 mėginys, pirktas žiemą, pasižymi gerokai didesnių nudilimų. Ir kaip matote, dabar lyginant tuos nudilimo pėdsakus, akivaizdžiai matosi skirtinga dilimo charakteristika. Na, štai šie dideli rėžiai, jie atsiranda ne iš niekur. Įsivaizduokite, kada dyla, rutulys, plokštuma, ar ne, sąveikauja plokštuma, rutulys dyla, atsiranda tokių metalo drožlių, ar ne? Ir jeigu dabar tos drožlys, jos papuola vėl atgal į tą kontaktą, jos daro tada tuos rėžius. Tai, žodžiu, toks kaip ir savaime užsivedantis procesas, kada čia dilimas didesnis, tada tos drožlys papuola, tada vėl dilimas didėja ir vėl didėja, žodžiu, tai be galo praktiškai. Tai štai, geri degalai, kada gerai tepa, lygiai kaip ir tepalai, jie beveik nedaro jokių tų metalo drožlių ir, aišku, neatsiranda gilesnių rėžių. Na, tai dabar kągi reikėtų daryti, kokie čia galėtų būti pasiūlymai. Tai pirmas pasiūlymas yra sumaišyti blogus ir gerus degalus, arba gerus ir blogus degalus, kurie pasižymėjo štai vienas tokiu nudilimu, kitas tokiu, koeficientas pas vieną toks, pas kitą toks ir klausimas, kągi mes dabar čia gausim. Tai jeigu prisimenat, praeitą kartą sakiau, reikia maišyti vienus su kitais,
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vis tik tai turėtų pagerėti. Na ir šį kartą, dar kartą pakartokim šį išradimą ir pažiūrėkim, kasgi gausis, jeigu sumaišysim gerus su blogais. Ar gausim gerą rezultatą? Paaiškėjo, kad gausim gerą rezultatą. Nudilimas akivaizdžiai sumažėjo. Žodžiu, skiedžiant gerus su blogais 1:1, rezultatas tepimui yra akivaizdus, tepimas pagerėja. Ir pagerėja ne vien tik nudilimas, pagerėja ir trintis. Žodžiu, ji sumažėja, ar galima sakyti, pasidaro tokia kaip tų gerų degalų. Vadinasi, tiek priedo, kiek yra tame geromis tepamosiomis savybėmis pasižyminčiame mėginyje, pakanka netgi 2 degalų kiekiui tepumui pagerinti. Vėlgi bendroje eilėje, kaip atrodo šis priedas, visai neblogai, ar ne? Štai, nudilimas yra visiškai artimas 3 mėginiui. Žodžiu, galima sakyti, kad problema išspręsta, ar ne? Įsipilam čia, įsipilam ten. Jeigu nors kartą pataikom įsipilti geromis tepamosiomis savybėmis pasižyminčių degalų, problema tepimo yra išspręsta. Bet kad nežaisti loterijoje, kur gerų, kur blogų degalų gaudymas čia tose degalinėse vieną kartą gerus, kitą kartą prastus pardavinė, žodžiu, kažkokia betvarkė. Bet kad nežaisti tos loterijos, galima panaudoti tepumą gerinančius priedus. Ir šį kartą mes pabandėme panaudoti tokį būtent degalų tepamosioms savybėmis gerinti skirtą priedą, RVS priedą, kurį įsigijau aš pats. Nei RVS priedo gamintojai, nei jo platintojai šio tyrimo neužsakinėjo. Tai, žodžiu, šis rezultatas tikrai nėra jokios reklamos pasekmė. Štai taip atrodo tas priedo įpakavimas. Priedas, tiesą sakant, yra skystas, tamsiai violetinės spalvos. Reikia jį šiek tiek pamaišyti prieš naudojant. Ir tada jo galima dėti į degalus ir tikėtis, kad jis pagerins tepamąsias savybės. Tai dabar pirmiausiai šiek tiek apie tą priedą. Apsilankykime šio priedo internetinėme puslapyje ir šiek tiek pasidomėkime, kasgi čia per priedas. Tai štai, apsilankime šio priedo tinklalapyje ir matome dyzelinių variklių kuro siurblių atstatymui šis priedas yra skirtas. Ir čia galima rasti, kokias naudas duoda šis priedas. Čia ir restauruoja mechanizmą, sumažina vibracijas, išlygina variklio cilindrų darbą, palengvina variklio užvedimą, degalų sąnaudos sumažėja, emisijos pagerėja. Žodžiu, galima tikėtis įvairiausių naudų iš šito priedo. Dabar čia trumpai pateikta instrukcija, kaip čia reikėtų naudoti šį priedą, bet ši instrukcija kažkaip čia man nesutampa su tuo, kas vėliau yra parašyta. Tai buteliuką pirmiausia reikia supurtyti 20-30 sekundžių. Šiaip ten matosi tame priede daugybė tokių smulkių dalelių, kurios vėliau, tarkim, degaluose, kada jau įmaišytas tas priedas būna, jos akivaizdžiai matosi, kad neištirpsta. Jos akivaizdžiai yra, tikrai gana didelės ir nemanau, kad jos praeitų pro filtrą degalų. Tai tikėtina, kad jos lieka vis tik tai filtre ir ten toliau į tą siurblį ar purkštukus jos tikrai nepatenka. Kita vertus, galbūt degalai praeidami pro tas daleles kaip nors aktyvinasi, ir ten tada tas efektas gaunasi. Sunku pasakyti. Žodžiu, tos dalelės jos tikrai neištirpsta, jos išsimaišo, bet neištirpsta. Tada supilam čia štai į baką. Rekomenduoja tą buteliuką pilti į 10 litrų maždaug. Pagal čia dabar tuos paveikslus, tai čia, žodžiu, reikia kažką tai čia sustoti ir tada jau paskui lėkti. Bet instrukcija rašo, kad reikėtų nepertraukiamai eksploatuoti automobilį 2-3 valandas. Paskui čia tas efektas po 500 km. Jau galima tikėtis jau to efekto. Tai mes šį kartą atlikdami tyrimą nesirėmėm šią instrukciją. Norėjom tiesiog, kad tyrimas būtų atliktas lygiai taip pat pagal standartą, kaip atliekant dyzelinių degalų
tyrimą. Kiekį mes būtent išlaikėme tokį, kokį instrukcija rekomenduoja. Čia iš pradžių sumaišėme, įdėjome kiekį. Na ir žodžiu, atlikome tyrimą pagal standartą. Dar kas įdomu čia yra, tai štai čia yra dėmesio. Prieš naudojant produktą dyzeliniams automobiliams rekomenduojama prieš tai praplauti variklį naudojant kokį tai mišinį, ploviklį. Dabar įdomu, ką čia bendro turi priedas, kuris yra pilamas į degalus ir dyzelinio variklio praplovimas. Tai čia yra visiškai reklaminiais tikslais šis teiginys parašytas, nes tos sistemos, variklio tepimas ir siurblys degalų ar purkštukai, jie kaip ir čia neturi jokio tiesioginio ryšio, bent jau tepimui. Tai štai, priedas, tokia jo kaina. Ta priedą aš įsigijau ne iš RVS technologijų, įsigijau iš kitų platintojų. Nei RVS technologija, nei tie kiti platintojai, jie manęs niekaip nerėmė. Na ir dabar bandysim pažiūrėti, kaipgi šitas priedas pagerina tepamąsias degalų savybės, juo labiau, kad jas tikrai reikia pagerinti. Taigi, dar kartą norėčiau pakartoti, kad šį priedą mes naudojame ne visai pagal instrukciją. Instrukcijoje teigiama, kad ten reikia pilti į degalus, tada kurį laiką turi veikti variklis, tada užgesinti, tada galbūt vėl turi veikti kurį laiką ir tas efektas jis bus matomas tik po kurio laiko. Na, mes šį kartą, kad tuos tyrimus vis tik tai suvienodinti, tai tyrimą atlikome pagal standartą, su tuo pačiu įrenginiu, tom pačiom trinties porom ir būtent tom pačiom sąlygom. Ir pažiūrėkime, kągi tas priedas gali gero duoti. Tai pirmiausiai, tyrimą atlikome su tais prastesniais degalais, žodžiu, sumaišėme tiek, kiek reikia jo įdėti, išmaišėme, įdėjome ir kągi galiu pasakyti, tepimas tikrai pagerėjo. Ir trintis, ir nudilimas, jie sumažėjo ir sumažėjo, tiesą sakant, gerokai sumažėjo, tiek trintis, tiek nudilimas, abu jie sumažėjo. Na, jeigu dabar lygintume vis tik tai tą geromis tepamosiomis savybėmis pasižyminčius degalus ir šituos su priedu, tarkim, tai štai dar čia toli šitam priedui iki geromis tepamosiomis savybėmis pasižyminčių degalų. Na, bet prisiminkit, darėm viską pagal standartą, o ne pagal priedo gamintojo rekomendacijas. Tai nežinia, ko gali tikėtis. Na, blogus degalus, blogomis tepamosiomis savybėmis pasižyminčius degalus galbūt pagerinti yra lengva, ar ne? Sakysit, pabandykit pagerinti geromis tepamosiomis savybėmis pasižyminti mėginį. Ta mes irgi padarėme. Na, tiek trintis sumažėjo, tiek ir nudilimas šiek tiek sumažėjo. Žodžiu, galbūt trintis pasidarė šiek tiek nestabili, maža ką ten. Žodžiu, gerai tepančių degalų tepamąsias savybės pagerinti yra, gerokai sunkiau. Dabar, jeigu pažiūrėsim vėlgi į tą mūsų čia didėjančią tyrimų šeimą, tai matysime, kaip čia tas priedas mums padeda. Kaip matote, abiem atvejais nudilimas yra sumažėjęs ir, aišku, to mes ir tikėjomės, ar ne? Išbandom priedą, manom, kad sumažėjo. Aišku, galbūt, jeigu priedą naudotume pagal instrukciją, galima būtų tikėtis dar geresnio rezultato, bet manau, kad edukaciniais tikslais mes parodėm, kad vis tik tai priedas yra efektyvus ir jis gali sumažinti nudilimą. Dabar ten priedo gamintojai teigia, kad gali atstatyti paviršius siurblių ar purkštukų, ten paviršius gali atstatyti kažkokiu tai būdu vibraciją sumažinti. Tai tiesą sakant, lyginant tuos pėdsakus, dilimo pėdsakus, vaizdus, va čia štai kaip tik ir matote juos, mes tų skirtumų, tiesą sakant, didelių nepastebėjome. Tikrai niekas ten nepuolė mum ataugti ir tikrai nieko ten nepriaugo. Žodžiu, nudilimas sumažėjęs, bet charakteris išlikęs tikrai tas pats. Vėlgi, gamintojai teigia, susidaro metalo keraminė tepimo plėvelė. Dabar klausimas, kas tas metalo keraminė tepimo plėvelė, nes tarkim geležis ar ne, geležies oksidas iš esmės yra
keramiką. Tai geležies oksidas paprastai susidaro tepant tiek degalais, tiek ir tepalais, bet kokiu atveju susidaro geležies oksidas. Galbūt naudojant tą priedą susidaro kažkoks kitoks geležies oksidas, maža ką, o gal dar kažkokio metalo oksidas arba galbūt neoksidas, gal boridas, maža ką. Žodžiu, tokius tyrimus atlikti reikėtų išsamiau nagrinėti, kaip tas paviršius atrodo, kas ant jo susidaro. Na, bet tą paliksime daryti ateičiai, galbūt kažkas susidomės, kažkas paklaus ir norės atlikti būtent tokius tyrimus, kuriuos galima užsakyti pas mus. Taigi, išvadose dar kartą norėčiau akcentuoti, kad geros tepamosios savybės yra svarbios, kad degalų tiekimo sistema, siurbliai, purkštukai, jie kuo ilgiau tarnautų ir jų veikimui reikėtų kuo mažiau energijos. Žiemą prekiaujami degalai pasirodo, kad jie neturi biopriedo. Taigi, degalų tepamosios savybės gali iš esmės skirtis. Na, kai kurie, aišku, apsidžiaugs, štai priedo nėra, ar ne, tada nėra priedegų, nėra jokių nuosėdų, jeigu ilgiau laikom. Na, bet paaiškėja, kad tada atsiranda kitų trūkumų. Kaip sakė mano vienas geras kolega, lazda turi mažiausiai 2 galus. Tai iš vienos pusės mes turim gerą tepimą, kada yra biopriedo, iš kitos pusės turim priedegas. Taigi, mūsų teisė rinktis, kogi mes labiau norime. Na, galiu dar kartą visus nuraminti, kad vis tik tie degalai, kad ir kaip prastai jie tepa, jie atitinka dyzeliniams degalams keliamus tepimo reikalavimus, nes standartas jis reglamentuoja nudilimą, trinties jis nereglamentuoja. Tai nudilimo visus parametrus daugiau mažiau Lietuvoje įsigyti degalai jie atitinka. Na ir dabar norint pagerinti degalų tepamąsias savybės, galima arba juos skiesti su geru tepumu pasižyminčiais degalais, arba naudoti tam skirtus priedus. Dabar tų priedų aš aišku nerekomenduoju naudoti, tiksliau nei rekomenduoju, nei nerekomenduoju. Čia yra jūsų sprendimas. Aš tik norėjau parodyti, kad tepamąsias savybės šis priedas pagerina. Kokias savybės jis gali pabloginti, klausimas yra visiškai kitas. Akivaizdu tai, kad maišant geromis tepamosiomis savybėmis pasižyminčius degalus su prastesnėmis tepamosiomis savybėmis pasižyminčiais degalais galima gauti normalų rezultatą, normalų tepimo rezultatą. Panaudojant priedą, vėlgi galima gauti geresnius tepimo rezultatus, bet štai priedas niekas nežino, kokio šalutinio poveikio galima tikėtis iš štai šio priedo. Tyrimai atlikti pagal standartą rodo, kad šis priedas pagerina tepimą. Ką jis gali paploginti, standartas to neparodo. Tai štai, tiek būtų apie dyzelinių degalų tepumo pagerinimą. Na, jeigu norėtumėt išsamesnių rezultatų, išsamiau patyrinėti vieną ar kitą priedą, vienus ar kitus degalus, visada mus galite rasti VDU Žemės ūkio akademijoje. Ten mes atliekame ne vien tik tai degalų tepamųjų savybių tyrimus, tyriame ir alyvas, tyriame įvairius tepalus ir, aišku, atlikdami projektus, siekiame atrasti naujų, geresnėmis tepamosiomis savybėmis pasižyminčių alyvų, plastinių tepalų ir jiems skirtų priedų. Tai štai, komentuokite, rašykite mums, skambinkite, kreipkitės, jei turite klausimų. O šį kartą sakau viso gero, iki kitų pasimatymų.